Manau, galime pradėti. Šiandien mūsų tema yra 3 žingsniai užtikrinantis kibernetinį saugumą ir tikriausiai visiems yra smalsu, kas tie 3 žingsniai. Tai šiek tiek apie mane, esu Gediminas Mikelionis, Baltimax IT inžinierius, darbuojasi čia jau 7 metus, skaičiuojantys 7 metus, sakykime taip. Ir, sakyčiau taip, kad su kolektyvu, su kibernetiniais incidentais susidurime kiekvieną dieną ir bandome jas spręsti. Mūsų šiandieninė tema tai turės tokias 3 potemes. Tai geroji įsilaužimų testavimo praktika, kaip atrodo užkrėstos svetainės, pasidalinsiu svarbia statistika, kas yra Lietuvoje, kas yra pasaulyje ir kaip tas atrodo. Darbuotojų klaidos ir kaip mažinti duomenų praradimo riziką, kad ir kaip bebūtų gaila, darbuotojas visada yra silpniausia grandis. Nesvarbu, iš esmės, kokios techninės priemonės veikia organizacijai, bet žmogus gali padaryti labai neapgalvotą žingsnį ir tiesiog taip užkrėsti visą organizaciją arba padaryti žingsnį, kuris paveiktų visą organizaciją. Tai pašnekėsim irgi plačiau apie darbuotojų klaidas ir patarimus, be abejo, rekomenduosime, kaip nuo to apsisaugoti. Atsarginis kibernetinio saugumo planas tai planas, kuris incidentų atveju turėtų veikti. Ir kas tame plane turėtų būti, tiesiog papunkčiui praeisime. Kaip bebūtų gaila, kibernetinio saugumo planas dažniausiai yra toks veikiantis dalykas, sakyčiau, aukštesnės brandos, kibernetinio saugumo brandos įmonėse, tačiau Lietuvoje apstu įmonių valstybinių, nevalstybinių, kurios kibernetinio saugumo plano kaip ir neturi. Ir čia galbūt pajuokausiu, bet esame turėję ir tokių atvejų, kai klientas kreipiasi į mus ir sako, ką man daryti, aš patekau į phishing ataką ir atidaviau savo prisijungimo duomenis. Tai iš tikrųjų turi būti tam tikra tvarka ir žinomybė, kur mes tokiais atvejais turėtumėme kreiptis. Ir žinoma, visus kviečiu aktyviai uždavinėti klausimus, tam yra skirta chat skiltis, tai bet kada galite užduoti klausimą arba tiesiog parašyti elektroninį laišką galbūt. Tai prieikime prie gerosios įsilaužimo testavimo praktikos. Žinoma, žiniasklaidoje jau pasirodo tokie atvejai, kurie yra, tai yra jau sprogimas. Kai jau žiniasklaidai pasirodo kažkoks incidentas, nuteka visa informacija iki žiniasklaidos. Dažnu atveju tai tiesiog būna tamsiame internete jau paplatinti duomenys kažkokie ir mes galime preliminariai daryti tokią išvadą, kad tie duomenys buvo nutekinti, nes mes galime juos arba nusipirkti, arba atsisiųsti, arba yra grasinama kažkokia grasinama lietuviškai įmoniai. Reiškia, tai yra, kaip aš sakau, bet kokios įmonės košmaras, nes tuo metu ir prasideda. Tai kaip tas įvyko, kas tai padarė, labai daug klausimų, o viduje mes nieko neturime, dažnu atveju nieko nežinome. Tai tokie atvejai labai gerai pažadina ir padeda galvoti plačiau apie kibernetinį saugumą ir taikyti įvairius būdus, kaip apsisaugoti nuo kibernetinių grėsmių. Tačiau šiandien aš norėčiau pakalbėti apie pažeidžiamumus, konkrečiai kalbant, tai pažeidžiamumai gali būti web aplikacijoje, web sistemose, operacinės sistemos, įvairiose programinėse įrangose. Ir top 10 šiai dienai yra pažeidžiamiausių web sistemų, tie vadinami pažeidžiamumai. Iškart norėčiau skirti tokius labai populiarius, tai yra neatnaujinti įskaitai. Kalbant Lietuvos mastu, tai Lietuvos mastu šiuo metu yra tokia statistika pasiekima, bet yra apie 60%, jeigu taip grubiai kalbant, apie 60% neatnaujintų komponentų puslapius.
Tai reiškia, kad puslapiai yra sukurti, kad veiktų. Nebūtinai puslapiai, tai gali būti ir viešai prieinamos įvairios sistemos, tiesiog jos veikia, bet jos nėra pilnai atnaujintos ir 60% tokį mes skaičių turime. Tai žiūrint į pažeidžiamumus, iš esmės bėgant laikui jie keičiasi labai retokai, tačiau kas iš tų pažeidžiamumų yra, tai be abejo neatnaujinimai, komponentų neatnaujinti komponentai, taip vadinami, blogai suprogramuotas pats sprendimas. Kaip pavyzdys galime kalbėti apie kriptografiją. Kriptografija irgi nuolatos keičiasi, yra vis modernesni ir modernesni šifravimo algoritmai, kurie bėgant laikui tampa jau nulaužiami. Tam mes turime praktiškai nuo interneto atsiradimo. Nuo interneto atsiradimo tie šifravimo algoritmai praktiškai beveik nebuvo naudojami, tačiau su laiku buvo taikomi AES-as, DES-as, ir kiti tie šifravimo algoritmai, ir jie nuolatos keičiasi, tai progresuoja. Tačiau mūsų sistemos dažniausiai būna sukurtos, paleistos, jos veikia ir veikia iki tam tikro taško, tai būna lūžis kažkoks. Tai kriptografiniai tokie veiksniai irgi įtakoja pažeidžiamumus. Kalbant apie top kenkėjiškas programas Lietuvoje, apie statistiką 2024 metais, čia norėčiau skirti tokius tris segmentus kenkėjiško kodo arba kenkėjiškos kodas, kuris naudojamas pažeidžiamums. Tai būtent antras JavaScript, kuris yra naudojamas, tai jisai tiesiog gali rinkti tiesiog svetainėje kažkokius duomenis. Tai gali būti prisijungimai, tai gali būti mokėjimo informacija. Tiesiog skriptas, kuris yra paslėptas puslapyje ir jis ten sėdi ir kažką daro. Tiesiog jo ta veikla yra kenkėjiška. Kažką rinkti, kažkokius duomenis. Tai gali būti tokenai įvairūs, 2 žingsnių autentifikacijos tokenai, mokėjimo informacija, visokie loginai, galbūt jautri informacija. Toliau kitas pažeidžiamumas irgi smarkiai, ganėtinai šiandien dar smarkiai yra išnaudojamas, tai yra taip vadinamas Microsoft ACV 2017 metų pažeidžiamumas ir šiai dienai jisai sėkmingai yra išnaudojamas, matome, kad siekia beveik 5%. Kitas dažnai sutinkamas, sakyčiau, web shopuose arba web parduotuvėse, tas spy banker vadinamas trojanas, tai ką jisai daro, jo tikslas yra pakankamai aiškus ir iš pavadinimo, jisai tiesiog renka tos taip vadinamus duomenis. Mokėjimo duomenis, kortelės informacija ir ta kortelės informacija gali būti naudojama kažkur kitur, labai paprastai. Kalbant apie grupuotės ir kas iš tų grupuočių yra absoliutus lyderiai šalimis kalbant, tai yra Rusija ir Kinija. Tačiau čia grafikas veikimo būdai smarkiai skiriasi. Tai yra žvalgybiniai duomenys mūsų gamintojo iš ESET ir, kaip matome, pati Rusija taiko labai tikslinės atakas. Kodėl tikslinės? Tai yra naudojamas phishing technologijos, be abejo, nebūtinai tikslinės, bet dažnu atveju tikslinės ir yra siunčiami tiek taip vadinamo phishinimo laiškai, phishinimo nuorodos, kurios turi kažkokį kenkėjišką tikslą. Tuo tarpu Kinija šioje vietoje, jinai pirmoje vietoje bando išnaudoti pažeidžiamumus viešai pasiekiamas aplikacijas. Tai labai smarkiai skiriasi nuo to, kaip veikia Rusija kenkėjiško kodo platinime, taip sakykime. Ir Kinija mėgsta naudoti, kaip būtų keista, jau dar senai paplitusią išorinių laikmenų kenkėjiško kodo paplitimą. Tai būtent taip pasiskirsto įdomiai veikimo būdai. Keliaukime prie įsilaužimų testavimų. Kas tai yra? Įsilaužimų testavimas dar vadinamas pentestingas arba ethical hacking, yra bug bounty dar programos, irgi, kur mes ieškome įvairių pažeidžiamumų arba veikimų funkcionalumo, kažkokių geidimų aplikacijoje.
bet tai yra imituojama kibernetinė ataka prieš kompiuterinę sistemą, tinklą, web aplikaciją, siekiant įvertinti sistemos saugumą. Na, tai pagrindinis mūsų tikslas. Įsilaužimo testavimo tikslas nustatyti pažymus, kuris galėtų pasinaudoti užpuolikas ir įvertinti bendrą taikinio saugumo būklę. Neturint pilno matomumo apie programas ir pažymus, bei nesant šių šalinimo veiksmų plano, neįmanoma įrodyti, kad darote viską, ką galite, kad sumažintume saugumo riziką. Labai paprastai. Kalbant apie pavyzdžius, tai nulaužtų elektroninių parduotuvų panaudojimas, kaip pavyzdys SpyBanker, JavaScript pasisavinti kliento banko kortelių informaciją. Kaip tas atrodo lietuviškame kontekste, šis pavyzdys yra ganėtinai paprastas ir aiškus visiems žiūrovam. Turime, elektroninę parduotuvę, kur mes galime užsisakinėti kažkokių prekių. Iš pirmo įvaizdžio, nėra kažkokių kaip sakant, tokių keistų ženklų, kad puslapis yra nepatikimas, yra apsaugotas, atrodo patikimai. Jeigu patikriname rekvizitus, rekvizitus irgi ta informacija spindi pakankamai gerai. Ir nėra reikalo nuogąstauti. Tai iš esmės, tai gerai. Aš tiesiog nueinu į puslapį, bandau įsidėti prekę, bandau apmokėti standartiškai ir jeigu saugumo sprendimo neturime, tai yra, kuris negalėtų užfiksuoti atitinkamo kenkėjiško kodo, tai mes tiesiog labai įprastų keliu ir nuperkame tą prekę. Tačiau pastebime, kad kažkaip mistiškai iš sąskaitos pradeda dinginėti pinigai kažkurio momentu arba internete mūsų kortelė, galbūt slaptažodžių tvarkyklė arba kortelė, arba pats Google'as gali pasakyti, kad galbūt jūsų kortelė yra nutekinta ir panašiai. Esu matęs ir tokias įspėjamasis sistemas. Ir mes net nežinome, kurioje vietoje kažkas buvo nutekinta. Tai čia toks kaip pavyzdys, kai tie mokėjimų duomenys yra pavogiami, mes nieko nežinome. Tačiau šiuo atveju mes, aišku, turime saugumo sprendimą ir šitoje vietoje yra pablokuojama ta konkreti vieta. Kas nutinka šiuo atveju pačiam puslapiui? Įsivaizduokite, jeigu tai nutinka, šiuo atveju čia turbūt mažasis verslas, tai kokia reputacinė žala yra padaryta. Miškas puslapyje veikia kenkėjiškas kodas, kuris vagia informaciją ir kiekvieno kliento duomenys yra tiesiog pavogiami. Tai reputacinė žala įmoniai dažnu atveju baigėsi labai blogai ir tą reputaciją atstatyti praktiškai labai sunku. Kalbant apie įsilaužimo testavimus, tai įsilaužimo testavimų yra įvairių rūšių ir bet koks testavimas turi turėti testavimo įrankis arba testavimo paslaugos, turi turėti taip tas vadinamas ataskaitas. Ataskaitose be abejo turi būti nurodomi tie pažeidžiamumai, kurie egzistuoja sistemoje ir kokių veiksmų reikėtų imtis. Paprastai tas metodas pažeidžiamumų yra CVE, ribose matuojamas. Jeigu tai nėra nulinės dienos ataka, kažkokia pažeidžiamumas, tai yra jis yra matuojamas ir mes galime paprastuoju būdu ir išsiaiškinti, kaip jis yra ištaisomas, ką reikėtų padaryti su mūsų sistema ir panašiai. Tai ataskaitos yra pakankamai suprantamas dalykas ir nereikėtų numoti ranką, mes tiesiog pasiėmam ir taikome tos pataisas, taip vadinamas. Dažnu atveju reikia kažką atnaujinti arba kažką padaryti su tuo pačiu domenu, galbūt ir panašiai. Taigi, kodėl įsilaužimų testavimas yra svarbus? Tai pirmas dalykas, be abejo, pažeidimų nustatymas. Punktai yra tarpusai labai gerai susiję. Mes gebame įvertinti riziką, tai reiškia, pasidarę testavimą, mes matome pažeidžiamumus ir galbūt ne visi pažeidžiamumai gali būti ištaisomi. Tai tenka mums priimti tam tikrų sprendimų ar užkeisti kažkuom kitų patį sprendimą,
arba ta rizika yra pakankamai maža ir mes tą riziką gebame įsivertinti, ne? Kas yra labai svarbu. Tuo tarpu mes taipogi stipriname saugumą pačios sistemos, ir kai mes žinome apie rizikas, mes galėsime įsivertinti, kaip greitai mes galime į tai reaguoti, ir pasiskaičiuoti reakcijos laiką. Ir be abejo, viskas susiveda į vieną, tai yra, kai mes darome testavimus, kai mūsų sistema yra veikianti, nepertraukiama, nepažeidžiama arba mažai pažeidžiama, tai yra verslo pasitikėjimo didinimas. Ir pačios priemonės, aš išskirčiau tokias dvi kategorijas, tai yra automatiniai įrankiai, kurie skaito ne vien, apimtis yra be galo didžiulio automatinių įrankių, tai didžioji dalis jūsų tikriausiai įsivaizduojat, kad tai yra puslapių, web aplikacijų testavimas, tačiau ne, automatizuoti įrankiai yra ir tinklui, ir įrenginiam, ir serveriam, ir, reiškia, vidiniai visai infrastruktūrai, vidiniams aplikacijoms, ir yra rankiai. Rankiniai įrankiai, be abejo, jie turi būti kontroliuojami specialisto, arba specialistas pats žiūri ranka, kaip viskas yra padaryta ir tuos pažeidžiamumus gali identifikuoti. Tai labai paprastai. Keliaukime prie tos potemės, tai yra darbuotojų klaidos ir kaip mažinti duomenų praradimo riziką. Kalbant apie darbuotojų klaidas. Darbuotojų klaidos yra sudarytos mūsų, ne iš interneto ir mūsų akimis, kadangi turime didelį klientų ratą ir didelę patirtį šioje vietoje, tai yra čia labiau savybės, bet tos savybės labai maišo. Ignoravimas ir neigimas, tai reiškia, labai dažnai viskas priklauso nuo mūsų pačių. Tai yra nuo vadovų, nuo darbuotojų ir nebūtinai nuo IT. Tai gali būti ir buhalterė, tai gali būti, nežinau, bet koks vartotojas, kuris turi prisijungimą, valdo, dirba kažką su įrenginiu. Tai vien tik tas ignoravimas ir neigimas yra jau gali pridaryti labai daug bėdos. Kibernetinio saugumo žinių trūkumas, tai jeigu mes negebėsime, reiškia, atskirti phishinimo laiško, pavyzdžiui, arba SMS žinutės, kuri turi phishinimo nuorodą, tai jau gali būti kažkokia grėsmė ir mes galime kažką padovanoti iš duomenų. Kibernetinio saugumo higienos laikymasis, tai pakankamai dažna klaida, kai mes žinome apie grėsmes ir tas nuolatinis skubėjimas atitolina tą kibernetinio saugumo higienos laikymas. Kai mes skubame, norime atlikti darbą, nesilaikome tam tikrų taisyklių. Geras labai pavyzdys yra, pavyzdžiui, darbuotojai kažkokius darbinius failus, asmens failus siunčiasi, dalinasi su kolegomis per socialinio tinklo susirašinėjimo aplikaciją. Arba dažnai naudojamas servizas yra, pavyzdžiui, WeTransfer. Mes nežinome, ar tie duomenys kažkam kitam nebus pasiekiami. Ir yra tiesiog toks apėjimas. Tai visą laiką turi būti sudaroma organizacijų erdvė, kur mes talpiname duomenis ir daliname su kolegomis. Taip pat esame matę tokių įvykių, kaip medicinos įstaigoje darbuotojai tiesiog persisiunčia į asmeninį Gmailą, pavyzdžiui, duomenis ir tam, kad dirbtų vakare iš savo asmeninio kompiuterio. Tai daromas labai didelės spragos. Neautorizuoti renginiai, arba dar gerai vadinamas, tas yra toks tikslinis terminas Shadow IT. Ir sakyčiau, dabar toks netgi trendas yra susižiūrėti tokius dalykus. Tai yra neautorizuoti renginiai, programos, vartotojai patys kažką naudoja. Pakankamai dažnai susidurime su prašymu, kaip mes galime blokuoti Microsoft Store, pavyzdžiui, nes ten nereikia
jokių administratoriaus teisių ir vartotojas pats gali kažkokią aplikaciją susidėkti. Labai geras pavyzdys yra su naršyklės įskiepiais, nes irgi nereikia jokių administratoriaus teisių. Nes prisidedam įskiepį, o ar įskiepis patikimas, nepatikimas, darbuotojas to nežino. Jeigu mes neturime tam tikrų įrankių stebėjimui, tai to ir nepamatys IT administratorius ir saugumo pati komanda. Privilegijų ir prieigų piktnaudžiavimas pakankamai dažnas sutinkama klaida ir patys IT administratoriai bendraudami pripažįsta, kad vietomis nėra uždėta tam tikrų kontrolių, prieigų, taip vadinamų, aš nekalbu apie rolės jau, tačiau dažnu atveju, pavyzdžiui, kalbant apie tinklo, taip vadinamus katalogus, šerus dar gerai žinomus, nėra jokios. Dažnai paklausus, ar aš, jeigu prijungčiau kabelį prie savo kompiuterio, aš galėčiau pasiekti tam tikrus katalogus tinklės, tai dažnas atsakymas būna taip. Bet dažnai būna uždėti slaptažodžiai, o slaptažodis koks nors būna nesusietas su domenu, kažkoks bendras gali būti. Tai irgi reikėtų gerai apmastyti tam tikrai šioje vietoje prieigas. Arba labai irgi primityvus toks pavyzdys, kai darbuotojai dirba su vienu prisijungimu. Pavyzdžiui, 4 darbuotojai, pamaininis darbas, ir yra vienas prisijungimas. Jeigu tas prisijungimas yra prie kokios nors jautresnės informacijos, duomenų bazės prieina vartotojas arba intelektinės nuosavybės, tai nėra gera praktika. Duomenų pažeidimai, kadangi su duomenų tekėjimo sprendimu dirbu irgi ilgokai, tai jie vyksta kiekvieną dieną ir sakykime, tai yra pakankamai dažnas reiškinys. Jau paminėjau kelis pavyzdžius, socialiniai tinklai, tie patys Gmailai, taip vadinami, kai mes darbuotojai siunčiasi kažkokią informaciją, debesijos saugyklos įvairios, kur mes perkeliame. Tai dažnas administratorius tam matomumo neturi ir jisai to nemato, paprastai tą. Tai duomenų pažeidimai yra kasdienybė ir tai reikėtų tiesiog matyti, kaip pasakyti, jeigu IT administratorius tai nemato, tai nereiškia, kad to nėra, nes mes tiesiog nematome tų visų incidentų. Kaip elgtis tam tikrais atvejais? Tai ignoravimas ir neigimas visada gerai paveikia, kai vyksta tikrasis incidentas ir incidentai priveda prie tų gerųjų praktikų, ar tai būtų IT administratorius, ar tai būtų darbuotojas. Ir geroji praktika, reiškia, mokinamės iš kitų ir kaip tas įvyksta. Aš esu matęs tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip pavyzdys įvyksta incidentas, kurį įmonėje paliečia galbūt nedaug žmonių, bet tuo incidentu įmonė pati dalinasi, pavyzdžiui, per kibernetinio saugumo mokymus. Ir tai traukia ir IT skyrių, saugumo tas komandas ir teisininkus. Kas už tai gresia, jeigu tai yra įvyksta, tai tiesiog nuasmeninama yra informacija incidento ir pats faktas, kad įvyko, kaip įvyko, kas buvo blogai padaryta ir ta geroji praktika tiesiog yra pasidalinama ne tarp 2 žmonių, o visos įmonės mastu. Tai tiesiog įtraukime visus ir kad visi žinotų. Socialiniuose tinkluose tikrai nereikia dalintis jokiais dokumentais ir panašiai. Kibernetinio saugų žinių trūkumas, tai natūralu, kibernetinio saugumo mokymai, dauguma įmonių šiai dienai, taip sakyčiau, daro nuolatinius, tai yra nenutrūkstamai. Mūsų žiniomis ir MKS daro irgi mokymus, kur gali įmonės praeiti tos mokymus, išklausyti juos. Ir tas ciklas turėtų būti reguliarus. Kas kažkiek laiko pakartotinai, kodėl taip? Todėl, kad grėsmės nėra vienodos, nėra vienkartinės ir tai yra toks nuolatinis procesas.
kibernetinio saugumo higienos laikymasis, tai yra kibernetinio saugumo politikos, tai mes apsirašome, kaip įmonė pati dirba. Ir čia tiesiog irgi norėčiau paminėti tokį kaip faktą, labai dažnai kurį sutinku, tai yra darbinio įrenginio naudojimas asmeniniams reikmėms. Ir dažnai įmonė tai suteikia kaip darbuotojų, tai kaip vertę, kad tu darbo įrankį gali naudoti savo asmeniniam reikmėm. Bet reikėtų įsivertinti visas rizikas. Jeigu įrenginys visiškai nėra apsaugotas, tai arba naršant ten, kur vartotojas naršo įprastai, ar nebus kenkėjiško kodo. Tai mes turim tas rizikas įsivertinti ir tą įrenginį mažiausiai apsaugoti. Tai gali būti saugumo sprendimas, tai gali būti mobile device management, taip vadinamas sprendimas. Galime taikyti kažkokius apribojimus, blokuoti nepageidaujamus puslapius ir panašiai, kad vartotojas, bent jau sumažinti riziką, kiek galim iš savo pusės, bet apskritai kalbant, darbinis įrankis turėtų tarnauti darbui, o ne asmeniniai veiklai ir taip užtikrinti tą aukštesnį lygį kibernetinio saugumo. Taipogi komplektuoti būtų gerai ir mokymuose. Mokymuose dažnu atveju tokia informacija yra apie neautorizuotus arba asmeninius įrenginius, jų naudojimą darbui. Privilegijų ir prieigų piktnaudžiavimas, tai yra privilegijų ir prieigų kontrolės sprendimai. Dažniausiai tai būna tas vadinamas Active Directory, AD sutrumpinimas, dabar yra ir antra ID, galima ir hybridinį sprendimą pasidaryti, ir debesijos paremta, tai iš tikrųjų tų sprendimų yra. Ir privilegijas ir prieigas mes turime kontroliuoti ir audituoti. Auditavimas skirtas tas, kad išėjęs IT administratorius, jo paskyra nebūtų aktyvi, visą tą laiką ir nieks nemato. Taip pat mūsų žiniomis įsilaužėliai, kurie įsilaužia į įmonės ir jeigu jie patenka iki Active Directory, jie pradeda kurti sisteminius vartotojus, kad IT administratorius galvotų, kad čia yra spausdintuvo vartotojas, tai tokia praktika irgi labai naudojama to hakerių tarpe, tai jie tiesiog bando apsimesti sisteminiais vartotojais ir taip išlikti nematomais, net jeigu organizacija naudoja labai pažengusius monitorinimo sprendimus, tai gali būti SOAR-as, XDR-as, EDR-as, tačiau jie vis tiek stengiasi naudoti tuos įrankius ir savo veiksmus, kuo mažiau pritraukti IT administratoriaus dėmesį. Duomenų pažeidimai, tai duomenų pažeidimų mes neužfiksuosime su standartiniais Windows, Linux loginimo įrankiais, kurie įeina į operacinę sistemą, reikalingi taip vadinami duomenų praradimo prevenciniai sprendimai. Jie yra įvairių, jų yra cloudinių, jų yra iš endpoint pusės valdomų. Ir be abejo, kibernetinio saugumo mokymai, kaip su duomenimis mes turime elgtis ir tai yra mūsų atsakomybė, ne kažkieno. Esame iš klientų girdėję, kad programuotojas išsineša kodą į darbo pokalbį irgi parodyti, koks ten yra kodas, nors darė visa komanda, bet jis tiesiog nori savo dalį parodyti, tai tokių atvejų irgi esame užfiksavę. Tai svarbu, kad darbuotojas pats suprastų, kas yra intelektinė, kas yra asmens duomenys, tai yra organizacijai, bet kuriai organizacijai yra gerai klasifikuoti duomenys. Ir jeigu yra galimybė juos stebėti, audituoti ir saugoti, taip mes galėsime matyti incidentus ir juos užkardyti. Kalbant apie mokymus, mokymų yra įvairių tipų. Tačiau mūsų akimis mokymai yra visada pasiteisina dažniausiai, kai vykdomi, gyvai arba nuotoliniu būdu ir jie yra įtraukiama žaidybinių elementų. Nes vartotojas kibernetinio saugumo temų iš tikrųjų yra daug
Ir dažnu atveju kibernetinio saugumo mokymai trunka daugiau negu 2 valandas ir reikia juos prikaustyti, tai yra naudojami žaidybiniai elementai. Esu matęs, kai organizacijos daro kibernetinio saugumo mokymų savo platformą turi ir ten kaupia kažkokius taškus, už tos taškus gali kažką įsigyti. Ar tai būtų, nežinau, pica kažkokia, ar tai ten kiti daiktai, tačiau kažkokia taškų sistema ir taip vartotojai reiškia gilina savo žinias. Taip, keliaukime prie mūsų kitos temos. Aš noriu paminėti tik tai, kad judame į pabaigą. Jeigu turite klausimų ar norite kažką diskutuoti, tai galite užduoti klausimus, rašyti į chat skiltį. Na, keliaukime prie atsarginį kibernetinio saugumo planą. Iš tikrųjų, tai gali vadintis labai skirtingai, priklausomai nuo organizacijos. Kibernetinio saugumo planas, galbūt paprasčiau. Ir tiesiog norėčiau aptarti kiekvieną punktą. Tai būtent iš plano. Incidentų aptikimas ir klasifikavimas. Tai mums svarbu aptikti incidentus. Šiai dienai mes kaip distributorius, sakykime, bazinės antivirusinės pardavimų beveik neturime. Visi tie paketai, kurie yra parduodami, jie yra parduodami dažniausiai su XDR įrankiu, kuris rodo ne tik kenkėjiško kodo aptikimą, bet ir kenkėjišką veiklą apskritai. Kaip pavyzdys, pasileidęs skriptas, ir mes galime tokius incidentus aptikti. Kažkas iš kažkur papingino, galbūt slaptažodžiai nehešuoti, kažkur tinkle apsikeitinė. Tuos dalykus svarbu aptikti. Tai incidentų aptikimas ir klasifikavimas, ankstyvo įspėjimo sistemos incidentų klasifikacija. Labai paprastai. Kitas dalykas – komunikacijos planas. Įsivaizduokime, jeigu mūsų visą įmonę užšifravo, arba kažkas nutiko, jeigu mes naudojame Microsoft paslaugomis ir Teamsai nebeveikia. Ar mes turim kažkokį kitą komunikacijos planą? Tai labai svarbu gerai apgalvoti, kokia būtų vidinė komunikacija, kokiais įrankiais ir kokia būtų išorinė komunikacija, kas už tai būtų atsakingas. Dažnu atveju be abejo tai yra vadovų lygmuo, tačiau dažnu kiek susidūrėme su vadovais, kurie patyrė tą taip vadinamą didžiulį incidentą, kai sustoja veikti viena sistema arba visos kaip įmonės funkcionavimas sustringa dėl kibernetinio incidento, tai atsiranda komunikacijos problemų. Tai reiškia, kaip pasiekti vartotojus, tai dažnu atveju yra kuriamas kažkokios chat grupės kažkurioje platformai, kurios yra pasiekiamos visiems, kur galbūt paskyras dar turi, kurios veikia. Ir ten darbuotojai komunikuoja vieni su kitais. Toliau išorinė komunikacija, tai kas komunikuoja, reiškia kokią informaciją ir panašiai. Aišku, be abejo, nuo incidentų priklauso. Sistemos izoliavimas ir grėsmių valdymas, tai ar mes turime galimybę izoliuoti konkrečią sistemą, tai yra, įsivaizduokime serverį, ar tai būtų Linux, ar tai būtų Windows. Jeigu mes pamatome, kad kažkokia labai botnetas, kažkoks galbūt ransomas, kenkėjiškas kodas šiaip pasileidžia, kuris gali plintantis yra tinklu, tai ar mes turime kažkokį planą užkardyti kaip įmanoma greitai. Atsarginės kopijos ir duomenų atkūrimas. Mūsų patirtis rodo, kad atsarginės kopijos yra dažnai daromas, tačiau jos dažnai daromas yra tam pačiam tinkle, nesivargina administratoriai segmentuoti ir kažkaip į kitą tinklą susidėti, tačiau egzistuoja tokia jau sena, bet labai gera praktika, kuri vadinasi 321. Tai mes turime kopijas ir lokaliai, ir įsikėlę kažkur atskirto nuo tinklo. Tai šioje vietoje labai svarbu gerai apgalvoti daryti tas kopijas, kad apimtų visus duomenis, kurių mums reikia organizacijos funkcionavimui ir kad jos nebūtų pasiekiamas tam pačiam tinkle, atskirtos galbūt apskritai nuo tinklo organizacijos, galbūt debesijos platformai. Ir žinoma, čia jau dažnai pamirštama, tai yra atkūrimo procedūros. Tai reiškia, tos duomenis, kuriuos mes darom atsarginės kopijas, ar mes galime atkurti.
pabandykime, tai turėtų būti reguliarūs veiksmai, jeigu kalbame apie aukštos brandos organizaciją, tai jinai tikrai dažnai daro tas atkūrimo procedūras ir tikrina, ar tos kopijos atsikūrė, jeigu vyktų šifravimo ataka. Verslo tęstinumo planas, alternatyvios operacijos, laikini sprendimai. Aš kažkada galvojau, kas būtų, jeigu mūsų maršrutizatorius arba switchas tinklo visas sudegtų, kas būtų ir ką reikėtų daryti. Tai šiai dienai aš esu pasiruošęs kaip pavyzdys, arba mūsų koks nors DVS irgi, bet čia jau kita tema. Tiesiog verslo tęstinumo planas, ar mes galime kažkaip kitaip tas operacijas daryti. Tiesiog laikinai pritaikyti sprendimą, kad ir nelabai saugų, ne tokį saugų, kokį mes turėjom, bet operacijos yra, jeigu sustoja operacijos, tai jau yra labai blogai. Prieigos kontrolė ir teisų valdymas, jau kalbėjome apie tai, tai yra prieigos ribojimas, teisų rolių auditavimas arba peržiūra, tai sekti tuos pakeitimus ir valdyti tas roles. Sistemų atkūrimas, ką ir minėjau, DVS, CRM, įvairios kitos kritinės sistemos, be kurių organizacijos veikimas sunkiai suvokiamas. Jeigu CRM sustoja, mes negalime kažko pildyti, reiškia stringa visas darbas. Ar mes turime kažkokią alternatyvą ir ar ta alternatyva veikia. Atsiliepimų analizė ir plano atnaujinimai, tai reiškia, po kiekvieno incidento, kurį mes patirime, turime pasidaryti išvadas, nutekėjo duomenis, mes žiūrime, reiškia, kaip nutekėjo, ar mes galime tai užkardinti. Užkardimas galimas, pavyzdžiui, blokavimas tam tikrų kanalų. Jeigu užšifravo mūsų visą infrastruktūrą, jeigu užšifravo atsarginės kopijas, kodėl užšifravo, ką mums reikia daryti kitaip. Tai visą laiką reikia atlikti tam tikrą analizę, ką mes galime padaryti geriau, kad išvengtume panašaus tipo incidentų. Na ir be abejo, mokymai ir simulacijos. Tai mokymai jau minėjau, tačiau simulacijos mes, taip pat, kaip Baltimaxas darom simulacijas, simulacijos yra labai įvairios. SMS žinutės, phishinimo laiškai, skambučiai. Turėjome ir labai liūdną patirtį su viena įmonė. Tiesiog įmonė pageidavo naudoti nuotolinio prisijungimo priemonę ir bandyti prisijungti prie darbuotojų įrenginių. Tai kas antras darbuotojas leido prisijungti, prisidengus IT administratorių. Čia yra labai svarbu, nes gavus tokią prieigą mes turime labai daug galimybių kaip kenkėjas. Ir tai yra labai svarbu įsivengti kiekvieną įmonę. Tai simuliaciniai pratimai yra nemažiau svarbus negu kibernetinio saugumo mokymai. Taigi, pabaigai tiesiog noriu paminėti, kad įsilaužimų testavimo praktika yra ne vienkartinis veiksmas, kadangi visi komponentai pasensta kažkada, vėliau, kad taip vadinami įskiepiai, platformos. Tai yra nuolatinis procesas ir tas svarbu daryti nuolatos, kaip ir su kibernetinio saugumo mokymai šiai dieną dauguma įmonių daro. Kibernetinio saugumo edukacija darbuotojams, tai yra reguliarūs veiksmai ir atsarginis kibernetinio saugumo planas arba kibernetinio saugumo planas, kad mes turėtume jį, kai jo mums reikės. Na ir palaikyti visus punktus gyvus, tai yra testuoti mūsų atsarginės kopijas, testuoti mūsų atsarginės sistemas, galbūt maršrutizatorių, pasijungti, pasižiūrėti, ar jis veikia dar senas kažkoks, kuris bus pakaitinis tuo atveju, jeigu kažkas neveiks ir panašiai. Taip, tai tiek šiandieninėme mano pranešime, o aš dabar judu prie klausimų. Tai laukiu jūsų klausimų. Žinoma, jūs galite užduoti tiesiai man į elektroninį paštą arba chat skiltyje. Taip, tai chat skiltyje. Taip, gavome klausimą. Taigi, kiek kainuoja įsilaužimo testavimo paslauga? Kiek kainuoja įsilaužimo testavimo paslauga? Įvairiai. Tai gali būti nuo kelių šimtų eurų iki daug daugiau. Viskas priklauso rankinė, automatinė, kokie įrankiai bus naudojami,
ką mes testuosime, ar web aplikaciją, ar vidinę infrastruktūrą. Tai iš tikrųjų labai daug tokių kintamųjų dalių. Taipogi, jeigu kainodara rūpi, kiek kainuoja įsilaužimo testavimas, visada galite parašyti man ir pabandysime paskaičiuoti tikslesnę sumą. Taip, matau, daugiau klausimų nėra. Na, jeigu visgi klausimų atsirastų, visada galime susirašyti ir padiskutuoti arba atsakyti jūsų rūpimus klausimus. O šiandien norėčiau padėkoti, kad žiūrėjote, klausėte ir tikiuosi išsinešite kažko naudingo. Ačiū Jums ir iki.